Aš jau, nežinau, aš jau suplanavau kitą pavasarį. Kitą pavasarį. Yes. Nes dažnai tu pats turi atspėti, ko klientas nori. Taip. Išsiaiškinti labai daug dalykų, su dizaineriu yra paprasčiau, jau dizaineris tą didelį darbą atlieka, yra ir vizualizacijos, kurios padeda parinkti. Bet šiuo metu turbūt čia yra vienas didžiausių mūsų pliusų, kad mes galim suvaldyti pakankamai didelius objektus, pakankamai kokybiškai. Ne, bet kada tu esi įsitraukęs savo tam procese, tu iš tikrųjų realiai pamiršti jas. Taip. Nes realiai, tu tikrai natūraliai tu ten rašiniai, o jau po darbo. Tai žinok, vat ir dizaineriai mums irgi neatsiunčia vizualizaciją. Mes esam prašę. Taip. Jūs atsiunčiat vizualizaciją. Mes tokie, gerai, aš noriu dirbti su šitą studiją, aš noriu. Gal patogesnis, gal audinys patvaresnis, daug tų niuansų yra. Taip. Ir tada su dizaineriu išrinki geriausią variantą klientui. Kiek mes šio laiko planavom atvykti? Tai šiaip tai mes labai greit susiplanavom. Greitai? Mes papietavom ir viskas, susiplanavom jau už kartą. Aš nesitikėjau, kaip tada mes susiskambinam, kad susitikti. Aš nesitikėjau, mes dar su Karolina diskutavom, galvom, apie ką čia bus ta tema. Galvom, gal tiesiog, bendradarbiavimas ar kažkas, ką mes ten dažnai diskutuojam. Tai nustebino ir fainai, kad jūs pasiūlė šitam dalykė sudalyvauti ir kiek čia kokios 2 savaitės. Susiduoju kaip greitai. Greit. O šitais tokiais stipriai planuojamas įtemptais laikais, ar daug yra 2 savaitės į priekį kažką planuoti? Šiaip tai nedaug. Jūs daugiau planuojat? Daugiau. Kiek planuojat, mėnesiais? Aš kiek planuoju? Taip. Aš jau, nežinau, aš jau suplanavau kitą pavasarį. Kitą pavasarį? Geras. Kalėdos tai jau visiškai, kalėdos tai jau visiškai pas mane jau kalėdos galvoj. Jo, bet čia mano jau. Tai dabar, Gustė, Šarūnė, mums reikėtų turbūt prisistatyti bent minimaliai, nes gal kažkas, kas klauso mūsų nepažįsta, tai aš esu Mantas, interjero dizaineris, dizaino grupės vadovas. Mes projektuojame interjerus ir kuriam svajonių namus kiekvieną dieną. Ir jūs esat mūsų partneriai, taip? Taip. Kuo jūs užsiemat? Tai mes esam interjero salonas Elegant Home. Mes su Šarūne, stengiamės jūsų tas vizijas paversti realybę ir čia mūsų toks, fainas gyvenimo malonumas būti šitoj srityje. Taip. Interjeruose, kartu su profesionaliais dizaineriais. Taip. Smagu. O Augustė, tai jūsų realiai tiesioginis darbas ir yra realizuoti tos svajonių namus. Ar jūsų klientas dažniausiai būna klientas atėjęs iš dizainerio, ar jisai yra tiesiog klientas, kaip vadina, iš gatvės, iš interneto ar iš kažkur? Šiaip pas mus, ilgą laiką buvo toks balansas, beveik galėčiau pasakyti 50-50. Ir buvo daug klientų, kurie ateidavo tiesiog dėl lokacijos, pamato gražus šviestuvus ten per langą ir ateina pasižiūrėti. Bet kuo mes labiau augom kaip profesionalai, nes mes į šitą verslą atėjom iš visiškai kitų sričių, mes net tiesą sakant nežinom, kaip vyksta interjero salono verslas, mes taip ir galvojame, atidarai parduotuvę, atsiveži baldų, ateina klientas, nusiperka ir maždaug po kokių 3 metų darbo mes supratom, kad šiaip tai ateina interjero dizaineris ir jis atsiveda klientus ir wow, tai daug lengviau yra taip dirbti ir dabar tikrai jau ne 50-50, tikrai daug didesnė apimti klientų sudaro klientai ateinantys su interjero dizaineriu. O kodėl taip, Gustė, pasikeitė? Čia buvo kažkoks progresas turbūt, kaip sakai, būdavo 50-50, o vėliau progresavo, kad dažniausiai klientas jau turi savo dizainerį. Tas dalykas atsitiko dėl jūsų produkcijos pasikeitimo ar tiesiog kliento pasikeitimo? Žinok, aš galvoju, kad visų pirma, tai atsitiko dėl mūsų pačių suvokimo pasikeitimo. Mes tiesiog neįvertinom, nežinau, seni laikai buvo, mes ir kitokie buvom žmonės, tiesą sakant, ir ta interjero dizainerio specialybė nebuvo net tokia populiari, net tiek aš daug apie ją žinojau. Gal didžiausias lūžis vyko tada, kada atėjo Šarūnė ir, reikėjo sugalvoti jai darbą. Ką Šarūnė veiks mūsų įmonėje? Ji bus VIP klientų aptarnavimo, profas. Šarūnė nieko nežino, dar ką jai reiks daryti, bet mes jai tokia Excelį su pilna vardų ir pavardžių ir tu skambini, žodžiu. Jis perskambino klientus, neturi ką veikti, gerai, ieškok dabar dizainerių tada. Ir iš tikrųjų, čia turbūt dažnai, aš galvoju, ir jūsų srity, ir mūsų labai didelė įtaka turi asmenybė tiesiog irgi. Tiesiog žmogaus kliento asmenybė?
ne kliento šiuo atveju turiu galvoj, bet tarkim, kaip Šarūnės, jos tas sugebėjimas įsiklausyti, išgirsti, eiti į aktyvų tokį kontaktą, jisai tiesiog mūsų įmoniai atvėrė visai kitą dar perspektyvą, kurios mes šiaip nematėme. Taip, ir mes, kai pradėjom pagrindinį bendradarbiavimą su jumis, Šarūnė jau buvo pas jūs, o Šarūnė pastebėjo skirtumus kažkokius tarp kliento, kuris atėjo tiesiog ir kuris atėjo su dizaineriu. Ar pačiai tau lengviau dirbti su tokiais klientais? Yra skirtumas, nes dažnai tu pats turi atspėti, ko klientas nori. Taip. Išsiaiškinti labai daug dalykų, su dizaineriu yra paprasčiau, jau dizaineris tą didelį darbą atlieka, yra ir vizualizacijos, kurios padeda parinkti. Taip. O klientai patys ateidami daug turi labai abejonių ir tu turi savo profesionalumu juos įtikinti, kad tas baldas jiems tikrai tiks. Tai čia daug labai bendravimo su pačiu klientu, daug ilgesnis tarpas. Ta dalį jūs atliekate. Taip. Tada lengviau yra, tada tu pasakoji apie patį produktą, kodėl jis gali būti tinka labiau negu pagal vizualizaciją, o yra, pavyzdžiui, šitas geriau, gal jis patogesnis, gal audinys patvaresnis, daug tų niuansų yra. Taip. Ir tada su dizaineriu išrinki geriausią variantą klientui. Čia tu dirbi su klientu ir, kaip sakant, su juo pačiu labai daug niuansų jisai būna. Vieni renkasi tik pagal grožį, kitam reikalingas tik patogumas. Tai tu tą turi daug klausimų užduoti, kad išrinkti sofą. Mažiausiai 20 klausimų užduodamas klientui sofą parinkti, kėdę. Aš ir žinai dar ką pridėsiu, kad kol mes ir dirbdavom daugiau tik tai su galutiniu klientu, arba tas santykis toksai buvo, tai kokį aš matau labai didelį skirtumą, mums reikėjo tiesiog viską išmokti pačiom, perskaityti tą brėžinį, suprasti, ar ten tilps ar netilps. Mes mes ne interjero dizaineriai, aš tai nežinau, ar ten tilps ta sofa, ar ten praeisis iki to staliuko ar ne. Aš turėjau bent minimaliai pradėti suprasti ir kada ateina klientas su brėžiniu ir su visais matmenim ir su visko, ir tu galvoji, o tie, koks kaifas. Ir dar jeigu ir dizaineris kartu atėjo, ir jie kartu renkasi. Ir tu tik tai pagalbinis esi iš tiesų žmogus, kad paduoti tinkamus pavyzdžius, šiaip tai su dizaineriais mes apsitarėme ir iš anksto, ar ne, kad šitas patogus baldas, šitas geras gamintojas, šitas laiku pristato, su šito daugiau problemų, gal pažiūrim alternatyvas, tai toks tada B2B darbas vyksta daug efektyviau, visom pusėm lengviau ir klientas iš to iš tikrųjų labai daug laimi. Manau, pats net neįvertina, kiek daug jisai laimi, kada interjero dizaineris ir salonas bendradarbiauja. Taip, tikėkime, kad įvertina. Tikėkime, galima apie tai padiskutuoti, kad jie suprastų iš tikrųjų, kiek daug užkulisinio to darbo vyksta. Ir aš, pavyzdžiui, žaviuosi, bet jūsų interjero studija, mes dirbam su labai labai daug interjero dizainerių, nuo pradedančių jaunų dizainerių, kurie yra mono studijas, dirba pats vienas, iki didesnių studijų, kuri dirba keli interjero dizaineriai. Bet jūsų iš tikrųjų yra viena iš tokių unikalesnių studijų, kada jūsų yra tikrai nemažai. Tai man įdomu, kaip tu pats irgi, kaip tu matai savo rolę interjero dizaino šitoj visoj rinkoje, kaip jūsų studija išsiskiria, jūsų tas sugebėjimas išlaikyti tokią didelę komandą. Ta komanda didelė, jinai niekada nebuvo kažkokia siekiamybė. Tas dalykas daugiau atsirado iš to, kad mūsų objektai pasidarė kažkodėl labai dideli ir kompleksiniai. Ir aš pastebėjau, kad vienam tokius procesus suvaldyti yra tiesiog per sunku. Ir automatiškai, turi kažkokią vietą, kur tau sunkiai sekasi, tarkim, turbūt pirmi priimti žmonės administravo konkrečiai statybinę dalį, kad aš galėčiau, rūpintis meninę dalim. Tada pradėjo trūkti dar vizualizacijos, atsirado vizualizatorius papildomas, tada, tų objektų yra gana nemažai, reikia kažkam bendrauti su studijom, kurios parduoda mums visus tos gaminius ir taip atsirado, kažkas, kas parenka ir sukomplektuoja tos dalykus. Tai tas didelis skaičius atsirado iš būtinybės, bet šiuo metu turbūt čia yra vienas didžiausių mūsų pliusų, kad mes galim suvaldyti pakankamai didelius objektus, pakankamai kokybiškai ir aš tikrai negirdžiu kažkokių skundų iš klientų pusės dėl komunikacijos tokos, priešingai galbūt labiau negirdžiu pagiras, kaip mes laiškus atsakom ten per porą valandų, arba kažkokie pasikeitimai projekte nevyksta kelių dienų bėgyje. O dabar apie patį darbą,
mūsų ir ryšį su partneriais, tai mes turim tokią gana didelę problemą, kad, žinot, aš galiu savo ir savo komandos darbus ir procesus suvaldyti, kad viskas būtų kokybiškai, be klaidų, bet įsivaizduokit, mes turim gana daug partnerių, žinot, grindį, šviestuvai, baldai ir visai eilė iš paskos seka ir aš pastebėjau, kad didžiausi lūžiai būtent vyksta tose vietose, nes už kiekvieną partnerį atsakyti negali ir jau kai turi partnerį patikimą, tai jau labai mes vertinam, labai džiaugiamės ir tikrai labai, labai džiaugiamės jumis, nes praktiškai kiekvienam objekte girdim gerų atsiliepimų. Labai turėjau fainą istoriją, berods penktadienį, man paskambino vieni klientai ir jie, turėjo man nemažai skundų dėl vieno iš mūsų partnerio. Ir reiškia, išklausiau tos skundus, pasakiau, kad gal didelis srautai gali nespėja ir tada papasakojo, bet Elegant Home, sako, man tai tu įsivaizduok, sako, ar tu turėjai kažkokią problemą su tiekimu ar su kažkuo, bet man sako, įmonės vadovas pats atvežė kėdes mums į mūsų namus su savo automobiliu. Tai žmonės labai džiaugiasi, žinot šitą istoriją. Tai tas įmonės vadovas mano vyras. Žodžiu, tenka, žinok, ir man pavežiuoti kėdes, ir Šarūnei staliukus pavežiuoti. Bet čia yra, pavyzdžiui, aš galvoju, kaip ir mes susikalbam, kada žmonės daro tai, ką jie mėgsta, ką jie myli, tą savo veiklą, tas visas darbo procesas nėra, žinai, toks vargas. Tu iš tikrųjų mėgaujasi jo, nepaisant to, net jeigu ten kažkur yra sudėtinga, kažkas sunku, bet tu vis tiek ieškai kaip išspręsti. Ir kada tokį sutinka, tas bendravimas labai greitai vyksta dėl to, kad jis yra visą laiką betarpiškas, profesionalas profesionalą girdi, iš pusės žodžio supranta. Mūsų tikslas yra nuimti kiek įmanoma rūpestį nuo dizainerių, nuo klientų. Mes patys ką tik išgyvenom studijos įsikūrimo procesą, tai pagyvenom statybose, aš dabar dar geriau suprantu, koks ateina klientas, ne su kuo jūs bendraujate, su kuo mes bendravom, kada jau nervai yra visi ištasyti ir jau ten kėdės, kažkas, tai ten dėžiai, ten kažkoks įbrėžimas, net ne kėdėjų, net dėžiai, jau gali, žodžiu, iššaukti kažkokią reakciją, tai mes tengiamės maksimum užbėgti už akių, bet kaip ir tu, negali nesuvaldyti visų partnerių ir mes irgi, ten vežėjas kažkoks pavedė ar kažkas. Svarbiausia yra žinoti, kad ta kita pusė padarys maksimum, ką jie gali. Ko negali, bet ką gali padarys visą laiką maksimum. Ir aš matau, kaip ir tavo kolegos ir su Šarūne, kaip ten čatina visokiais čatais, žodžiu, rytą vakarą, žiemą vasarą, žodžiu. Ir tai man yra, nebe ta, kad tokį, žinai, dabar populiarų, laikykim savo ribas, aš tik tai ten taip, yra, viskam yra aišku ribos, bet kada tu esi įsitraukęs savo tam procese, tu iš tikrųjų realiai pamiršti jas. Nes tu tikrai natūraliai, tu ten rašiniai, o jau po darbo, tai čia man sunku, Šarūnė, to laiko jo. Neskaičiuoja to dalyko šitas papildomi kilometrai iš anglų kalbos. Ir žinai, tos visus geriausius bonusus, iš tikrųjų, irgi galim pakalbėti, tos bonusus geriausius gauna klientas, kuris irgi, kad ir kažkaip subtiliai, ne visi ten lietuviai, žinai, jie yra tokie vis tiek santūrų žmonės, bet jeigu jis tai duoda irgi tau supras, kad jis tave mato ir irgi vertina tavo tas pastangas, tai tada iš vis širdis atsivėrė ir ten jau niekas nieko nebeskaičiuoja ir direktorius atveš ir išpakuos ir šiukšlės išrinks, tik jūs būkit laimingi, mes laimingi, kai jūs laimingi. Vertina šitą dalyką. Ir kitą dalyką vertina, tai tu automatiškai pats tikrai nori duoti dar daugiau. Ir jeigu myli savo darbą ir nori kokybiškai daryti, aš manau, kad yra neįmanoma vadovautis to, darbų pabaigos limitu, čia ne mano darbas, čia man nepriklauso, tai mes irgi turim tokią problemą ir toksai terminas, kurį dizaineriai sako, atidavimas papkutės, mes padarom projektą ir tu gali tiesiog jį atiduoti ir pasimti ten savo tą mokėjimą paskutinį, bet mes toli gražu taip nedarom, nes aš nematęs interjerų rengimo, kuris papkutės pats įvyktų ir viskas būtų gerai, dėl to mes dalyvaujam ir nežiūrim ir metus ir antrus ir trečius, pas mus tie projektai gana ilgai vyksta, bet tas visas ekstra mylės tikrai verta bėgti dėl to patenkinto kliento ir rezultato bendro gero. Tai pas jūs turbūt irgi taip iš pasižiūrėjus, aš tarkim, jeigu nepažinočiau jūsų, tai atrodo, kad jūs
kai vyksta mūsų darbas, padarot pasiūlymą ir tada suderinat pristatymą ir viskas baigta, bet aš žinau, kad jūsgi ne patys ten tą dalyką pagaminat, ne patys laikot, dalyvauja krūva gamintojas, transportas, kažkoks dar vadybininkas, ir turbūt daug viso gali atsitikti, dėl ko galiausiai klientas turbūt kaltins jūs. Jūsgi neužteks pasakyti klientui, kad čia transportas. Arba jūs. Arba mus, tai. Čia vienas iš dviejų variantų. Tai aš jau partnerius tengiuosi rinktis, kad tai būtų kuo mažiau. Taip, tai čia yra iš tikrųjų nemažas tas užkulisis įvairiausių tų juodų darbų, kurie yra nematomi. Ir aš iš tikrųjų tik tai visai nesenai nustojau, kaip čia pasakyti, man nustojo slinkt plaukai už tuos dalykus, kurių aš negaliu suvaldyti. Kurie yra ne mano. Dar kol kas reaguoju. Dabar kaučinu Šarūnę, kad, žinok, jeigu kažkur Italijoje, vežėjas, neįsidėjo ten kažkokios kojelės, arba sudaužė stalą. Ta prasme, tai, kur tu negalėjai pati fiziškai, taip, kartais direktorius pats kėdės nuveža, bet taip nebūna visą laiką. Taip, tu, aišku, stengiasi išspręsti, ko įmanomai greičiau, įsijungi savo žodžiu visas ten psichologinius sugebėjimus, kad klientą nuraminti, bet pats viduj turi vis labiau ir labiau iš tikrųjų, neprisimt asmeninės atsakomybės toj vietoj. Asmeninė atsakomybė už sprendimo rezultatus kažkokius greitus, bet ne už tą patį įvykį. Ir, tenka pabūti atsakingų už įvairiausius, žodžiu, ten kažkokius nesusipratimus, bet tai kaip jūs ieško tų partnerių, taip ir mes, mes dirbam su 200 tiekėjų, bet tik tai kokį 15 iš jų yra tokie, kur mes jau tikrai ranką galim pridėję prie širdies pasakyti, kad tikrai bus viskas sklandu, kitus tikrai žinom, kad jie turi išskirtinį kažkokį produktą, bet bus complicated. Arba perspėjam. Bet čia irgi patirties yra reikalas, mes patys nežinom, pirmą kartą gerai, antrą kartą gerai, trečią kartą gerai, ketvirtą, penktą, šeštą blogai. Ne visą laiką kažkas gamyboje atsitiko, jie patys net nežino, kas atsitiko. Tik tai va per tuos produktus, bet tik tiek, kad yra gamintojai, kurie antiek patikimi, jeigu kažkas blogai, jie 100% išspręs tą problemą. Tai dėl to ramu, kad jeigu kas, mes irgi žinom, kad bus gerai. Taip, ir tavo vardas saugus lieka, ir nieks nepyksta, svarbu. Bet problemos jos visą laiką kažkur tai bus. Kažkas visą laiką gali atsitikti. Čia nieks neapsaugotas nuo tų. Tai žodžiu, nėra parduok, pristatyk ir baigta. Yra dar kas papildomai. O jūs ką apie papkutės dar darot? Tai čia mes turim gana daug reikalų. Čia, kaip minėjau, pas mūsų partnerių gana daug. Tas dalykas, kurį mes paminėjom, kad tu gali perspėti klientą, nes tikrai yra daug opcijų. Yra vienas, kuris labai kokybiškas, bet lėtai, arba labai kokybiškai, greitai, bet brangiai. Ir tas kalės laiką reguliuoji, bandai žmogų perspėti, bet neišvengsi visų tų dalykų. Tikrai, kai mes rekomenduojam, ir meistrus su meistrais, kuriozinių situacijų būna, nežinau, ar patiems teko įrenginėjo Vilniaus studiją. Tarp kitų labai gražiai jūsų studija. Buvo atidarime ir atidarimas puikus, labai visam kolektyvui patiko. Super. Mes stengiamės, ir tas studijas investuoti. Čia irgi galim tokią, paralelę biškį išvesti, kad aišku, kuo mes daugiau dirbam su galutiniu klientu, vienus dalykus mes išmokstam dirbdami, su dizaineriais kitus dalykus, su pradedančiais dizaineriais mes išmokstam vienokių dalykų, su patyrusiais kitokių, su dideliam studijom dar kažkokių, visą laiką tu kažko išmoksi. Tai aš taip linkus esu žiūrėti, kad mūsų studijos, mūsų interjero salonai yra kaip teptukų, dažų, drobių parduotuvė menininkam, kurie ateina nusipirkti kažko, kas jiem pravers jų toj toliau kūryboj. Ir, tai aišku, ten gali būti tiesiog sudėtos tos drobės ir visa kita, bet kada pats tas drobių pardavėjas, tas teptukų pardavėjas, yra pabandęs su tuo teptuku kažką patept, jisai supranta, kad jisai šito geriau tegul ir nesiūla. Ir tas tikslas mum, kaip įmoniai, kaip mūsų visiems darbuotojams tobulėti, važiuoti į tas pačias parodas irgi, kaip ir dizaineriai. Ne tik į produktus atkreipti dėmesį, bet tada ir išsiaiškinti,
kad dizaineriui nereikėtų, ar ne, ar tas tiekėjas pristatys laiku, ar ta kėdė tik tai 3D gražiai atrodo, bet realybė jinai neatrodo gražiai, ar jinai atrodo gražiai, bet jinai yra nepatogi, nors ir kokybiška, ne, apie visus šitus dalykus mes galim pasidalinti tada, kada ateinat pirkti teptukų ir dažų. Taip. Tai stengiamės, kad ir pati ta dažų parduotuvė gražiai atrodytų. Tai čia labai svarbu. Taip, gražus baldai, graži studija turi būti. Aš klausimą, Šarūnė, turiu tau, jūs turit vis tiek daugiau dizainerių, kolegų ir man visą laiką buvo įdomu, mes esam tokie savarankiški dizaineriai, aš tikiu, kad mums klientas moka ne tik už profesionalumą, ne tik, kad jam gražu, bet už tai, kad mes nereikalaujam iš jo papildomą laiko. Jisai gali užsiimti savo dalykais, mes atvažiuojam pas jūs, visą laiką turim naują informaciją, kas yra gerai, kas yra blogai, kaip paminėjai, Gustė, dėl tos pačios kokybės. Ir mes dažniausiai padarom sąrašus, tų parinkčių ar tai perkamų baldų dar iki kliento ir mes atvežam klientą, jau pristatom, ką mes nudirbom, ką mes išrinkom ir ką mes turim. Ar šita taktika yra gera, ar jinai pasiteisina, ar tu labiau pripažįsti taktiką, kai dizaineris atvažiuoja ant tuščio lapo su klientu ir jūs viską gyvai išsirenkat? Čia labai priklauso nuo situacijos. Jūsų situacija irgi labai gera yra, nes tu gali pasiruošti. Mes su Karolina prieš tai dargi daug aptariam tų baldų. Taip, namų darbų daug pasidarom prieš tam klientui. O kai atvažiuoja taip tik tai tada toksai, o gal šitą. Aišku, būna situacijų, kur pats klientas persigalo visiškai atsisėdo ant tos kėdės, jam nepatogiai jinai. Ir to privietus turi daug surasti. Bet būna ir situacijų, kur nepraneša dizaineris, kad atvažiuos su klientu. Tai va tada ten vėl kita situacija, nes čia ir dabar kažko reikia. Tada tu dirbi labai daug, realiai. Nes tada tu turi greitai labai priimti sprendimus, ką klientui parodyti, greitai nuskaityti ir pamatyti jį, kuri ta kėdė ar ta sofa jam patiks. Ir tai pakankamai ilgiau užtrunka mūsų salonetas. Tada tu darai pasiūlymą atskirai, tada vėl, ir tas procesas išsitęsia. Tai jūsų atveju mes pasidarom daug namų darbų. Aš dar daug klausimų užduodu gamintojams, jeigu mums iškyla, gal galima pagaminti specialiai jam. Pavyzdžiui, labai patiko sofa, bet jam reikia gilesnės. Ar gali gamintojas tą pagaminti? Tai aš jau žinodama tą kliento poreikį jau išsiaiškino, kad jam duoti atsakymą. Visi klientai nori to laiko taupimo. Tai prieš tai namų darbai atlikti, tai padeda padaryti. Aš ir taip galvoju. Ir galų gale aš nelabai suprantu tokią mėtymąsi. Mes bendraujam su jumis pastoviai, mes žinom visas naujienas, žinom, kas yra gerai, kas yra blogai ir mes jau kurdami tą interjerą dažniausiai būnam pilnai apsisprendę dėl tų parinkčių. Aišku, žinot, yra biudžetai, kainų grupės. Bet dar ir 3D modelių iš karto jums duodu. Iš karto įkelia į vizualizaciją. Mums patogu ir aš tiesiog nematau reikalo, jeigu mus samdo kaip profesionalus, jeigu mumis pasitikė, kam pačiam klientui gaištis laiką ir bandyti viską suderinti. Tuo labiau, kad ir tas interjeras yra toksai kompleksinis dalykas, kad nėra viskas taip paprasta, kad tu gali pakeisti sofą ir viskas bus gerai, o iš tikrųjų tai nebus gerai ir tau reikės iš paskos keisti ten ir, žinot, ir kėdės, ir kilimus, ir užuolaidas, ir visą eilę dalykų, kas yra blogai. Dėl to geriau dirbti nuosekliai. Aš manau, kad būtent šitos dalies klientai, kurie yra nedirbę, jie pirmą kartą, sakykime, dirba su interjero dizaineriu. Taip. Arba kad ir antrą, bet gal nebuvo taip įsigilinę. Žodžiu, jie yra dar mažai patyrę darbo būtent, galbūt ne su interjero dizaineriu, su profesionaliu interjero dizaineriu, ne su grupė visą jūsų ten daug. Jie yra to nepatyrę ir jie turi dar to nepasitikėjimo, bet tie, kurie yra patyrę tą malonumą dirbti su profesionalu ir visada darbas su profesionalu, didžiausias to bonusas yra laiko sutaupimas. Taip. Geriausio rezultato už geriausiai įmanomą kainą, greičiausiai įmanomų būdų gavimas. Bet o kam tada tau eiti pas profesionalą, jeigu tu nenori to laiko sutaupyti? Bet yra tokių, mes turim tokių atvejų, kur mes atliekam didelį namų darbą, jūs, o tada klientas dar bėga savarankiškai. Viską. Tai kai jis jau trečią kartą užsakinės projektą, jis jau to nebedarys, jis galvos. Šiaip tai gerai buvo ten viskas. Ir taip irgi būna, kur, ir gerai viskas buvo, sugalvota, nėra to geresnio varianto. Tai jo, čia toksai pasitikėjimo klausimas, bet ir patirties, aš galvoju, mes irgi, kuo mes daugiau dirbam, mes tiesiog per mūsų rankas,
praeina tiek daug klientų, tiek tų, kurie dirba su dizaineriais, tiek tų, kurie nedirba, tiek tų, kurie su dirbtiniu intelektu pasidarė vizualizaciją, tiek tų, kurie su pradedančiu interjero dizaineriu dirba. Įvairiausių klientų ir mes tiesiog matom, kurie klientai gauna geriausius dalykus, kurie nusiraško tas, žodžiu, skaniausias višnaitės. Tie, kurie ateina su pasitikėjimu, jie padarė gal irgi namų darbą, atsirinko, su kuo jiem bus patogu dirbti. Ir jie tada pasitikė to savo partneriais. Nu, tiesiog partneriškas ryšys. Jo, šiaip tai pasitikėjimas va čia. Pasitikėjimas, bet juokinga, kad mes įgaunam patirties su kiekvienu projektu, jūs įgaunat patirties, klientas su kiekvienu savo projektu irgi gauna patirties ir mano turbūt irgi yra pats geriausias klientas, tai toli gražu ne tas pirmo būsto įsirenginėjimo klientas. Nes, nu, jisai gal dizainerio poziciją įsivaizduoja labiau kaip kad lydi, pakreipia, pasako, jeigu kažkas ne taip, bet nežinot, ne taip profesionaliai, kad man turi jisai viską nuspręs, parodyti ir pristatyti. Tai va, tai dažniausiai klientas, kuris antrą ar trečią namą status, jisai būna pakankamai daug nudegęs, turės blogų situacijų, keitimų, pusbrolių patarimų ir visų šitų dalykų. Ir jisai tiesiog atsiduoda ir sako, aš geriau išvažiuosiu atostogų arba tiesiog koncentruosiuosi į savo darbus, jūs dirbkite savo darbą. Nu, papasakok apie tą projektą. Na, žinau, tokį turėjote, ne? Kur, imkit padaryti. Jo, aš turėjau tokių projektų ir iš tikrųjų ne vieną, kur aš klientų esu nematęs. Va. Taip, įsivaizduokit projektai. Ir čia nėra kažkokie paprasti, ten 100, 200 kvadratų, čia aš kalbu apie 3, 4, 500 kvadratų namus. Ir tie žmonės, kaip taisyklė, toli gražu ne pirmą objektą įsirenginėja. Ir tie projektai vyksta labai sklandžiai ir labai gerai. Ir žiūriu, kad viskas labai gerai gaunasi, vyksta fotosesija. Ir su kolegom diskutuojam, kodėl viskas yra taip gerai. Ir mes suprantam, kad tiesiog nieks nieko neblaškia. Visi profesionalai dirba savo darbus. Jis tiesiog, tas žmogus, kuris mus samdo, jisai yra turbūt ir savo srities profesionalas ir jisai supranta, kaip vyksta procesai, kad čia yra grupė žmonių ir visi turi atlikti savo darbą, visi būti profesionalais, tiesiog reikia vieni kitiem pasitikėti. Tai tokie objektai iš tiesų būna įspūdingi. Aš nesakau, kad nereikia dizaineriui pasakyti, jeigu tau kažkas nepatinka, nu vis tiek mes siunčiam vizualizacijas ir mes jas galim koreguoti ir, žinot, tam žmogui turi viskas patikti, nes vėlgi mes ten gyvensim, ne mes ten gyvensim, o gyvens jisai, tai reikia nukreipti, bet tie visi tolimesni procesai daugiau mažiau reikia pasitikėti visą komandą, kurią tu pasirinkai. Taip, o tau netrodo, kad va, tos problemos iš tikrųjų dažnai iškyla, kada klientas iš tikrųjų nežino, ko jisai nori. Jisai atmetimo būdu eina link to galutinio sprendimo, ne? Vat kai pamačiau, tada jau žinau, kad nenoriu. Bet ko aš noriu, aš gal po 10 kartą tik sužinosiu. Kaip tu, pavyzdžiui, ne, ar jūs kažkaip išklausinėjat kliento, kaip tu padedi jiem suprasti, ko jie nori? Aš per pirmą mūsų susitikimą visą laiką pasakau, kad aš nenoriu jūsų kalbėti, kad jūs pas mane darytumėtės interjero projektą. Aš noriu, kad jums patiktų mūsų darbai. Vis tiek, žinot, yra internetas, yra Instagramas, Facebookas, yra daug mūsų darbų prikelta. Ir sakau, jūs peržiūrėkit juos ir jeigu jie jums patinka, tai 99%, kad tas, ką jums pateiksim, patiks iš pirmo karto. Ir man tas dalykas dažniausiai sekasi, bet tikrai buvo tokių klientų ir ypač, žinot, vyras ir moteris, dažniausiai mūsų klientai yra ir jų pačių nuomonės nesutampa, jo ir kyla daug konfliktų ir nori vieno, ir nori kito, ir nori trečio, tai tokių klientų mes turim ir dėl to viskas gerai. Mes tengiamės, mes turim irgi taktikų, kaip išsiaiškinti, ko jie nori iš tikrųjų. Aš to kokią nors taktikėlę vieną. Tokios taktikėlės geriausiai man pasiteisina tai susitikimo metu. Jeigu tu iš kliento gauni laišką ir dar kartais mes gaunam 2 laiškus, vienas, tarkim, būna raštis vyro, kitas moters, tai aš pasikeičiu susitikimą ir bandau vienam kito mintis pristatyti. Tiesiog, žinot, sukelti tokią priešpriešą ir per susitikimą klientai jaučiasi pareiga priimti sprendimą dabar. Nes, žinot, aš tiesiog negalėsiu tęsti darbų. Tai va, tai aš naudoju tokį dalyką, jis man visai gerai sekasi ir mes per susitikimą
priemam tokius sprendimus, kurie jau tinkami daugiau mažiau yra abiem. Tai va, o būna aišku, kad tokių keistesnių sprendimų, kur, pavyzdžiui, patalpom pasiskirstom, tarkim, ten, žinot, miegamo zoną, moteris yra atsakinga už svetainę, vyras dalinamės tiesiog zonom. Tas dalykas architektūriškai turbūt nėra labai teisinga, nes apskritai mes tengiamės, kad ir architektūra ir interjeras turėtų ryšį ir visos patalpos būtų vientisos, bet vėlgi ne mes ten gyvensim ir mes turim priimti tos kompromisus, tai sprendimą tokį naudojam kartais. Taip. Jums nebūna tokių mini konfliktėlių salonuose, kur... Šarūnė, nebūna. Būna, visko būna. Visko būna. Būna, bet aš turiu galvoje nesutarimus, žinot, namą įsirenginėja ne vienas ir vyras, ir žmona, ar būna, kad vienas nori vieno, kitas kitą. Žinai, kur labai... Atsiprašau, aš irgi tu paskui galėsi pakomentuoti, nes tu daugiau matai klientus, bet man kas yra įstrigęs, kada būna tiesiog nestilistiškai, nes tu dabar apie stilistiškai nepasakai, bet būna tiesiog fiziologiškai, ne? Vyras aukštas labai, moteris žema labai. Ne, klasika patį. Tai gerai, tada tu. Taip, labai. Skiriasi baldai? Tiesiog taip. Jiems labai sunku, vienas nori atsisėsti nugarą, pavyzdžiui, atkaltė. Bet būna labai smagu, kai moteris, man viskas tinka. Bet jeigu moteris būna su charakteriu, ne, man šito netinka, va tada problema. Ir labai dažnai moteris nusileidžia, kad vyrui būtų patogi ta kėdė. Statistika tokia vestumės? Nu, pagrindė taip, bet yra, kur moteris niekaip nenusileido vyrui. Nebus. Aš žinau, kad esu tokį kompromisą. Tada ieškojom kompromiso. Jums sofa, jums kėdės, ar jums kėdės, jums sofa. Irgi čia panašiai kaip patalpom, mes dalinamės, gali baldą. Jūs patogiai sėdėsit prie stalo, nes, anksčiau gal buvo irgi populiaru turėti tas skirtingas kėdės, skirtingo dizaino kėdės, ne, prie stalo. Prisimeni tokia mada buvo? Buvo tokia mada ir ne per seniausiai iš tikrųjų. Dabar jau praėjo, tai dabar šitas variantas jau ir nebetiks. Paskutiniai klientai labai patiko, kur abudu su tokio humoro gaidele ir moteris vienas patinka, vyrui kitas. Ir vyras sako, žinot, tą posakį, aš renkuosi būti laimingas. Tai kaip žmona pasakys, taip pasirinko laimingą žmoną. Taip, aš laimingas noriu būti. Tai šiaip tai labai gražu tą pasijuokė visi, gerai, nuspręsta. Taip. Bet būna tokių viršų. Bet tada paleidi namo, tiesiog duodi, ramiai pasvarstykite, paieškosiu dar variantų, nebūtina čia ir dabar priimti to sprendimo, nes jau matai ten įtampą, mums reikia greitai, sakau, viską suspėsim. Taip. Va, ramiai rytoj pasiskambinam. Mes nesivadovaujam, žinai, tais, nors mes, kaip įmonė, ne, kaip verslininkas, tu verslininkas, mes kaip verslininkai žiūrime, ne, į tą pačią veiklą, ne tik kaip estetinį kažkokį pasitenkinimą, bet, nesivadovaujam mes tais amerikietiškai, žinai, coachingais, kur čia ir dabar turi nuspręsti, reikia. Liko jums 2 valandos. Skersitis toks biškai, žinokit, paskui neliks, čia nuolaida tik dabar. Mes šito nedarom, nes, mes norim, kad irgi klientas, jisai žinotų, kad, mes apsvarstėm visus variantus, kiek tik tai tuo metu suradom, laikė, kiek tai yra logiška daryti. Ten nelogiška kėdė rinktis 2 metus. Tai yra tokių variantų. Aš net nebijoju. Aš, pavyzdžiui, net ramia širdim išleidžiu klientą eit pasivaikščioti po visą Savanorių prospektą ir pasitikrinti kitus variantus. Kam tas spaudimas ten, dabar čia neišeisi, kol nepaliksi avanso. Ne, tiesiog eikit dar ten parduotuvė ten, gerai. Bet jis grįžta dažniausiai. 90% grįžta. Nuoširdumas tas gal kartais pritraukia, kaip seniau, čia klientas iš kokio spaudimo ar vieną ar kitą dalyką pasirinkti. Ir mes lygiai taip pat irgi nespaudžiam pasirinkti būtent mus. Tikrai yra tų gerų dizainerių ir kiekvienas klientas gali rasti savo tinkamą. Tai ir žinot, žymiai yra maloniau su klientu, kuriam patinka, ką tu darai, kuriam patinka tavo komunikacija. Nes pastebėjau, pavyzdžiui, jeigu jisai tokį, jis galvoja, ar kažkoks yra spaudimas, ar jam tipo, gerai, aš čia nusileisiu, pirksiu ne pas tave, bet ne pas kitą, tai kur ta nuolaida, tada tos baisiai naudos, tu spaudi, žiūri, sakau, nereikia. Taip. Pirki ten, kur jums geriausia. Taip, teisingai. Gerai, tai jau tada ir baigėsi, vis tiek nuperka. Bet jie mėgsta pamanipuliuoti, kažkokį spaudimą padaryti, tai kažkaip mes to nelabai leidžiamės. Ir iš principo net nesinori tos manipulacijos, tu labai sąžiningai žaidi, pasakoji viską, kas yra audiniui, gali tik netikti, o ne tai, kad pirk šitą, čia tau bus geriau. Tu žinai, kad matai vaiką ir tu matai, kad ta kėdė tuoj baigsis ta graži pusė jos. Tai tiesiog viską sakai tiesiai šviesiai ir jam paleidai rinktis.
Aš manau, tai sąžininga, darai taip, kaip norėtum, kad su tavim elgtųsi. Aš žinokit, sąžiningai nenoriu kliento įkalbėti, nusipirkti daiktą, tik gražų. Nes yra tęstinumas, mūsų šalis yra maža, visą laiką visus sutinkie ir greičiausiai tas žmogus, ar tai pas mane projektuosis antrus savo namus, ar tai pas jūs darys kažkokius sekančius pirkinius, jisai būtinai paminės tą dalyką, kad tu kažkokį neteisingą sprendimą patari priimti. Taip. Dėl to reikia rinktis ne tik akimis, bet ir žinoti, kad tas daiktas yra geras ir kokybiškas. Galų galia tiek daug tų daiktų, tu galėsi visą laiką pasiūlyti kažką kitą. Taip. Čia labai gera tema, kad daiktų yra daug, ne? Pasirinkimas yra begalinis. Ir netgi ir tam pačiam dizaine, ne, vienokia ar kitokia kėdė, taip, gali būti, jeigu tu nenustolis tiek toli, kad reikia jau ten pradėti keisti ir stalus ir šviestuvus, ne, bet vis tiek net ir tam pačiam kontekste tu daug gali pasirinkti ir kartais tas ieškojimas to idealaus kažkokio varianto, ne, net atmetus ten, kad jis jau yra vizualizacijoje ir jau yra 3 patikti variantai, bet dar ieškoti tų variantų. Mes kartais juokiamės, o taip antrą pusę irgi taip, nes su žmona tai ar vyru, taigi gali išsiskirti, čia nebus problemos, ne, čia kėdė. Bet kėdė, ar gali būti, kad negalėsi tu, nedaug rimčiau žmonės. 2 metus renkasi kėdę, tai ir santuokai vyksta. Jo, taip labai skrupulingai. Biški tokio lengvumo pasigendam, žinai, kad, gerai, nepaeis. Šiaip mes patys dabar ką tik tokį visiškai padarėme eksperimentą ir nepaėjo mum. Sugalvom, kad pertrauksim sofą ir, žinai, sakau, paeksperimentuokim, padarykim ją spalvotą tokią, žinai, kad irgi kažką tokio krizą. Ir be ryšio ta spalva atrodė. Ir kartais tas patiko, žinok. O jeigu šitą eksperimentą darė savo to sprendimo. Į saloną ar klientui? Į saloną. Irgi pertraukinėjom, kadangi buvo nekokybiškas gobelenas, tai mes patys savo iniciatyvą nusprendėm pertraukti ir tuo pačiu tarpą eksperimentuoti. Ir supratom, kad, gerai, šitas nepaėjo ir tada aš supratau, dėl ko žmonės bijo tos eksperimentus daryti. Bet netgi ir sofą pertraukti nėra tokia didžiulė investicija, net ir tas kėdės tam po tų 3, 4, 5 metų, ne 5 metų, bet kokiu atveju. Kaip tau atrodo, kiek interjeras? 5 metų. Maždaug. Jeigu tu teisingai projektuoji, ten galima ištemti iki 10, bet tai kas eina kalba apie kėdės ir minkštus baldus, tai tikrai 5 yra daugiau negu reikia. Tiesiog tu pats turbūt irgi augi keitiesi, keičiasi tavo galimybės, tu nori atsinaujinti natūraliai, tiesiog tu nenorėsi visą gyvenimą. Man atrodo, dabar šiuolaikiniai žmonės jau yra kitokie, ne? Anksčiau gyvendavo ten ir 20 metų su to pačiu interjeru. Teisingai, čia mes gal ne apie greitąją tą madą, bet jo, pasaulis vyksta greičiau keičiasi. Ir dar yra viena aktuali tema, žinot, apie tos klientus yra 5 minučių klientai ir 5 metų klientai. Tai mūsų projektų trukmė vidutinė yra gana ilga. Šiaip jau retai, kas įsirengia namus per metus, dažniausiai būna 2 arba dar daugiau, o mes pasiūlymus stengiamės visus pasidaryti kuo anksčiau. Pasidarom projektų vizualizacijos ir iš karto, žinot, kad netemt laiko, kad klientui duot kuo daugiau laiko pagalvot, važiuojam pas jūs, susitinkam, pataram visus pasiūlymus, klientui juos perdom ir jis turi gana daug laiko pagalvot. O mes bendravom toliau su jumis, nauji metai, nauji baldai, naujienos. O klientas skonis nepasikeičia? Taip, ir mes patys kartai, žinot, mums būna paprasčiau. Aišku, darant verslą, mums yra paprasčiau viską tiesiog palikti kaip yra, bet mes tikrai gaunam iš jūsų kažkokią naują žinią, kad yra kažkoks atnaujinimas, pagerinimas ir tikrai jūs dažnai tokią informaciją mums perduodat ir mes klientui pakeičiam tą dalyką irgi atnaujinam. Tai tas dalykas, čia tos ekstra mylios tikrai dažnai veikia ir tą dalyką turi padaryti, nes įsivaizduokit, įdedi kažkokią ten, nežinau, sofą, kuri buvo atnaujinta, tada ant tavęs jau po viso įrengimo pyks, kodėl man tai nepasakėjai. Senos kolekcijos idėja. Senos kolekcijos. Yra jau nauja kolekcija. Metus laiko galvoju. Tai čia pakankamai jautriai reaguoti. Ir jūs irgi minėjot, kad irgi jūs turit klientų tų daugiametinių, kur pas jūs ne 5 minutėm taip atvažiuoja, jeigu išsirenka. Nors aš tikiu, kad mūsų klientai, aš pakankamai daug darbo būnu padaręs jau prieš tai ir jie neturėtų būti tie klientai, kurie daugiausiai keičia pasirinkimus. Aš manau, kad jie pakankamai tvirti atvažiuoja, kaip jūs galvojat. Yra pasikeitimų, kad projektais. Tiesiog, dedate kėdę, pavyzdžiui, kuri labai tiktų vizualiai. Aha. Jis atsisėnu man nepatogu. Patogumo klausimas. Labai daug lemia patogumo klausimas. O kartais netgi tas paveiksliukas visai kitaip atrodo, klientas kitaip visai įsivaizdavo, pavyzdžiui. Nes mes tai žinom, kaip tas atrodo daiktas gyvai, jis ateina, o ne,
ne, man šitas nepatinka. Nu, bet labai dažnai tokie smulkesni, ten kėdės, spintutės, sofa. Jo. Šiaip tai kėdė yra tas daiktas, kuriam stringa. Klientas stringa, tas kėdė. Aš galvau šiaip, kad sofa bus tas produktas, kur ilgiausiai renkasi, bet dabar man atrodo kėdės. Ir, mes ir pakankamai plačią turime ekspoziciją ir vis praplečiam dar tų kėdžių, yra jau tos etatinės kokios 5, atrodo, tai kam čia mums tų 50 kėdžių, 5. Bet jie turi atsisėsti ant visų 20. Kad atsirinktų. Kad tikrai tas jų geras tas sprendimas. Bet jūs irgi pastebėjot, kad kas liečia patogumo, didžiausia problema yra kėdė. Taip. Ir aš net pastebėjau tokį dalyką, kad dažniausiai kėdė neturi atitikti kažkokių fizinių žmogaus duomenų. Aš turiu galvoje, kad jeigu žmogus yra didesnis, kad jam reikia kėdės didesnės, arba jeigu mažesnis, jam reikia kažkokio, mažesnės kėdės, dažniausiai būna kažkoks įprotis, kad jie pratęs sėdėję ir tą dalyką ir mums yra sunku pakankamai išsiaiškinti. Tai tas dalykas, kad jūs platinate savo kėdžių ekspoziciją, tai aš labai džiaugiuosi ir man labai padeda, nes nėra lietuvis tas klientas, kuris galėtų savo namam viską pirkti ir pasitikėti, vien katalogu. Reikia išbandyti, atsisėst, ar minkščiau, ar kiečiau, ar ten plačiau, ar siauriau. Dauguma lietuvių klientų perka, turi pabandyti. Turim. Ir, pavyzdžiui, yra, kad jam tikrai labai graži iš katalogo, labai graži pagal interjerą kėdė, bet mes jos neturim. Tai būna, kad mes ją ir užsisakom į saloną savo sąskaitą, ar patiks ar nepatiks klientui pabandyti. Super. Tai va šitas toksai, tu matai tą tendenciją, tu matai, pirkčiau, bet aš nežinau, nepatogu. Gerai, užsakysim. Taip, nes mums, pavyzdžiui, tai mes irgi salonuose ne tik pardavinėjam baldus, ten mesgam ryšius visą kitą, mes tyrinėjam rinką irgi. Ir jeigu vienas klientas paprašė tos kėdės, arba matom, vienas dizaineris atsiuntė vizualizacijas tom kėdėm, kitas, trečias, mes tada ir važiuodami į parodas ieškom būtent tokio dizaino produktų, bandom ant juos įsės pažiūrėti, gerai, ten tokios labai populiarios kėdės, buvo žinai, tokio kaip, nežinau kaip pavadinti, kaip atlošas toks iš tokio, kaip bananos toksai. Ir daug labai jau matydom vizualizacijų, kiek važiavam parodose, visur stengiamės surasti, kad atsivežti, kad parodyti, bet jos žiauriai nepatogios. Ir mes ir neradom tokio dizaino, kuris būtų patogus. Ir mes tada geriau rinkę, gal ir nereikia jų tada turėti. O kartais atsiveži kažką ir atrodo, kad bus labai einamas geras dizainas, čia, žodžiu, bus bestselleris ir verslui gerai, ir dizaineriam teptukų naujų, ir klientai visi laimingi bus. Ir visiškai, ne tai, kažkas tai atlošas per stačias, tai per siaurą. Tik tai keletas, tarkim, iš 10, gal tik tai 2 ar 1 klientas yra pasakęs, man nesvarbu patogumas, man turi atrodyti gražiai. Nesakau, tai sofa, nesvarbu. Man bet graži, čia labai retas, aš taip, čia jau dabar bus smagu padaryti tą interjerą, tikrai bus galima parinkti. Ir buvo viena kėdė irgi labai gerai padarėm, kad pasiėmėm ekspoziciją, jinai labai graži, metalinė koja, metalinis rėmas, visur interjeruose labai daug kur vienu metu įdėjom, atsivežė, klientė atsisėdo ir sakė, labai graži, bet aš jos tikrai nepirksiu, jinai buvo tokio kietumo. Kaip suoliukas. Taip pas mus jinai sėkmingai ir stovi toliau. Tai mes turim dabar kaip pavyzdį, turime kėdę, nes kaip pasakyti, klientas klausia visą laiką, ar bus patogi ta kėdė, kaip. O kas jums yra patogu? Aš negaliu pasakyti. Labai sunku, labai individualu. Man patogu, jums nepatogu. Tai mes dabar turim salonę, žodžiu, kėdę, kurią mes skaitom kaip 10, komfortabiliai, tiek, kiek mūsų personalas ir mūsų klientai, kurie užsakinė, mes pagal pardavimus tiesiog matom, 10 pagal komfortą, kainą ten ir visą kitą, 10 ir tada va šitą kėdė, vienetukas ir klientai labai graži. Tai žiūrėkit, va šita yra nepatogi, šita yra patogi. Supratot maždaug? Tai va šita yra 7, šita yra 4, šita ir va toks va yra tada tas bandymas paaiškinti, ar ne? Ir čia tas bandymas įsives, aišku, jūs stengiatės pataikyti tos trendus, numatyti, kas bus ir jūsų dalyką gerai matot, nes dizaineriai pradeda jūsų klausti. Jo, mums labai gerai, kad ateinat ir klausia, žiūrėkit, bet man dabar reikia tokio didelio tokio teptuko ir tokios tos drobės, tokios juodos dabar, ant juodos tapys. Tai mums labai gerai. Mes labai norim, mes aišku savarankiškai tą darom, stebim, žiūrim, ar ne, kas. Bet ką mes parodosi, pamatom, į Lietuvą ateina truputėlį vėliau. Tai labai gerai ir jūsų, tada tokį tarpuko, žiūrėkit, dabar eina ta spalva, o jūs sakot, ne, klientui per stipru. Tu ir supranti, tada kartu bendradarbiaudami mes galim geriausią variantą
savo klientams surinkti, nes kas yra parodose, dar neteis iki mūsų greitai. Tai kartais ir reikia to laiko, vis tiek ten būna ir daug koncepcijų, daug naujienų ir patiem dizaineriam aš niekada nerekomenduoju kurti interjerų vien iš naujienų ir daryti dalykus, kurių tu nepažįsti ir nesi išbandęs ir patikrinęs, nes vienas turbūt iš svariausių dalių, už ką mums moka klientas, tai yra už patirtį. Ir jeigu tu kas kart kursi viską naujo, tai tu tos patirties neturėsi, pas tavai bus daug klaidų ir aš stengiuosi interjerus skiest naujienų. Žinot, viskas yra kas užtikrinta, kas patikima, kas išbandyta ir tada tu šiek tiek gali įpilti kažko visiškai naujo, nematyto, nebandyto. Tai labai gerai, kad ir jūs tas naujienas dar ir spėjat pasitikrinti. Kaip kalbėjom, kad jūs tą kėdę užsisakyt galėjot, išbandyti ir tai parodo ir pamatėt, kad nėra tas produktas, kurį reikia vežtis ir pardavinėti, jūs turbūt perspėjo dizainerius? Taip. Ir jie išvengia tos klaidos. Žinai, nesinori kartais ir mum kištis į tą, sprendimą. Jeigu pas mus dizaineris ateina, ar ateitų, nes ir tai ateina vizualizacijos, toj pradžioj, ir arba matyčiau, kad, jau dabar dės tą kėdę, bet kada jau tai yra sukurtas konceptas, o tai kadangi yra labai skulptūriška, graži kėdė, tai tu nelabai turi ką ją pakeisti. Tada tu jau, tada jau nebesakai, kad tik tai klausi dėl biudžeto. Nes jinai meno kūrinys nėra kažkokia patogi vieta atsisės, bet jinai meno kūrinys, ir čia irgi graži interjero forma. Ne viskas privalo būti 100% patogu ir tikrai kurie klientai sako, prie valgomo stalo aš tik per kalėdas. Taip, labai. Bet kiek tokių skulptūriškų kėdžių, pavyzdžiui, klientai yra vis dėlto įsigiję? Nesunku, šiaip pakankamai sunku ir aš pastebėjau, kad vėlgi, kai klientas tobulėja su kiekvienais savo namais ir su antru namu, su trečiu namu jis vis mažiau nori to skulptūriškumo balduose, kurie turi būti patogisi, geriau sutiks skulptūrą už 20 000 pasigaminti pas save interjerę, pasidėti ir tegul savo ten būna graži, bet ant jos nereikia sėdėti. Tai jie pasirenka kitus elementus, bet jiem gal ir nebūtina žinot, viską viename. Taip. Jo, gal ten kitą kartą ir gali sau leisti šiek tiek daugiau. Gamintojai, pas jūs yra labai daug gamintojų, labai daug tiekėjų, kaip jie atsiranda, kaip jūs juos pasipildot? Tai žinok, ir dizaineriai mums irgi, atsiunčia vizualizaciją. Mes esam prašę. Taip. Jūs atsiunčiat vizualizaciją, mes tokie, gerai, aš noriu dirbti su šitą studiją, aš noriu turėti šitą projektą ir gerai, ką man reikia padaryti. Gerai, turiu šitą stalą, šitas kėdės, bet šito šviestuvo neturiu, iš kokio čia gamintojo, tai klausom jūsų, ne visą laiką dizaineriai žino, ne visi žino, iš kur ten tą paėmė 3D modelį. Tada vis tiek yra būdų šiais laikais susirasti, ir mes kontaktuojam su gamintojais, iš karto mes rašom, klausom, kokios sąlygos, kaip galim atsivežti, ką galim turėti. Ir ypatingai, jeigu tai kartojasi, tai mes ir ekspoziciją bandom atsivežti ir labai daug tų dabartinių partnerių yra būtent arba klientas atnešęs mum, ten klientas ieškojo reglainerio, kad būtų gražus, ir mes atradom mane ir mes dirbam su tuo tiekėju, arba ten dizaineris kažkokį tai produktą. Tai taip mes ir atsirenkam. Aišku, parodose. Tai rizika yra iš tikrųjų didžiulė, kaip tik vakar kalbėjom irgi su vyru, kad pataikom vis tiek mes nedidelį procentą, atrodo salonai dideli, ten, 100 kvadratų, pačių produktų daug, kaip kėdžių ten 50 ir iš jų tik tai 10 yra tokios, kurios tikrai galėtų stovėti, tų kitų visai nereikia. Sofo, ten 3 kokie modeliai iš visų įmanomų, kiek yra sukurta, žinai. Tai, bet čia tokie eksperimentai, be kurių, niekur nepadarysim. Turi galvoje, kad ne visą laiką pataikai į Expo turėti tą, kas tikrai bus labai populiaru. Taip. Kažkur populiaru, bet pas mus nepopuliaru tiesiog. Interjero dizaineriai nededa to daikto, nes tu turi pamatyti savo namuose tą viziją. Tu įsimylėti ją turi. Tada jisai pirks tą daiktą. Šiaip jis būna, kad pamato, aš nežinau, ar jinai tiks. Mes žinom, kad tiks, bet jisai tai nežino, jisai ir jos nepirks. Taip, žinai, dar irgi kas yra, kaip tu atsakėjai, klientas, kada renkasi jūsų būtent studiją, jisai įvertina pagal jūsų padarytus projektus, ar jam tiks dirbti su jumis ar ne.
ir jūs turite savo stilistiką, kuri yra jūsų stilistika, jūsų braižas, tai yra labai svarbu. Mes turim labai plačią stilistiką, eklektiką, ne, mes galim nuo visiškai klasikinio, jeigu ateis pas mane dizainerius, kurie klasiką, ne, tokių tai dabar nelabai yra, bet mes turim ir jiem, ne, klasikinių turim, modernių turim netgi visiškai avangardo, visiškai crazy kažkokių produktų. Tai mūsų veidas, jisai toksai labai dinamiškas, prisitaikantis prie to kūrėjo, ne? Negaliu aš vien tik tai 3, 5, 10 dažų pardavinėti, aš turiu visiems pataikyti, tai va toks skirtumas. Visiems skoniam. Visiems reikia pataikyti. Aš dar turiu vieną įdomų klausimą, kuris aš įsivaizduoju labai įdomus yra klientam ir mūsų, ir jūsų. Jūs tarkim, konkrečiai sofą imkim ir pas jūs kainos grupės yra, gana platu. Turbūt bent kelis kartus yra daiktas, tarkim, arba gali jisai būti 3x brangesnis. Taip. Ar tą dalyką jūs patys matot skirtumą? Ar kaina yra lygų kokybė? Ar būna, kad ir nebūtinai tas prisiriša? Šiaip stebuklų nebūna. Per tą visą patirtį galiu tai pasakyti. Stebuklų nebūna tokio lygio, kad tai yra 1x ir tai kokybė ir dizainu ir visko atitinka 5x. Ne, šitokių nebūna. Gali būti 3x atitikti 4x. Čia kaip pavyzdys, ne? Vat minimaliai kažkokiu tu gali rasti perliuko, ne, ir mes jau visą laiką ieškom ir paroduose, ir ten, pamatai kažkokį dizainą ir tada sako tau kainą, galvoju, va čia jau geras radinys, nes už tokią kainą kažką tokio panašaus man bus sunkiau rasti, ne. Ta kaina ir kokybė, jinai susideda iš meistriškumo tų kūrėjų, tų gamintojų. Ne, kuo daugiau bus skirtingų medžiagų, kuo apdaila bus, dailesnė, to bus prekė brangesnė ir čia tokio, kažkokiu labai nudžiugint, kad čia kaina nesvarbu, žinokit, tai pirkit viską. Mes galime labai pigiai, labai gerai. Viskas bus gerai. Internete, elektroniniai parduotuviai labai gerai gali atrodyti. Labai gerai produktas atrodys ledas, ir vizualizacijos gali ledas atrodyti. Bet tą išbandymą, rankų darbo, labai nedaug kas gali, aš manau, kad ir pas tave, ar gali būti interjero dizaineris, labai profesionalus, puikiai gali atlikti viską 2 greičiau negu tu, 2 arba 5 kart pigiau negu tu. Jisai turės kompromisų kažkokių padaryti. Taip, akivaizdu, kad negali ir yra ryšys, bet tas ryšys nebūtinai taisyklė. Aš dabar apie baldus, ne apie dizainerius. Taip, tai aš galvoju, kad aš esu gavęs tikrai iš jūsų ir gerų patarimų, kad galima tam tikrą dalyką pasirinkti kažkiek pigesnį ir jisai kokybė tikrai nenusileis. Tai man tas labai patinka, tas patarimus labai vertinam tikrai visą laiką, nes visi mes dirbam ne tik, kad, viskas būtų gražu, brangu, bet norisi, kad ir klientas būtų laimingas ir jis turėtų daiktą, kuris jam yra tinkamas. Taip, ir labai manau, kad mūsų, pavyzdžiui, irgi klientai, jie dažnai įvertina, mes apklausą darėm savo VIP klientų, jie įvertina, kad tas atitikimas investicijos, nes mūsų klientas, jisai gali būti visiškai ten high-endinis ir jisai kūrėsi savo namus, bet jis dar kūrėsi ten savo sodybą ir dar būtų ten Palangoje ir gal nuomai dar kažką turi ir jam reikia skirtingų segmentų produktų ir mes padengiame, mes galim tos skirtingus produktus padengti. Ir įdomu dirbti su tokiais klientais, jie aišku plečia tą požiūrį mūsų. Ir dabar pamečiau mintį, ką norėjau pasakyti, nuo ko mes pradėjom. Miršau. Bet čia ir gera buvo mintis ir tegul būna ties šita dalim, kad skirtingus tu gali projektus padengti, skirtingas kainų kategorijas. Ir kainų kategorijas, ir stilistiką. Tam pačiam klientui gal reikės savo namams labai labai brangios sofos, o į savo butą, Palangos ar kažkokią sodybą, jisai norės truputėlį, norės kokybės, bet nenorės tiek mokėti. Pavyzdžiui, vien tik tai už didelį vardą. Patį brendą. Tai tam ir yra tas toksai laviravimas tarp tų visų, bet kokiu atveju kokybės norės. Realiai pas mus salone apie kokybę net negalim. Ne, tai turbūt jūs nėra klausimo, mes iš karto, tai čia yra defaulto, ne? Kokybė jau su varnelė, o ten kainų grupės dizainai, stilistikos, aš suprantu tą dalyką.
Va, ką aš norėjau pasakyti. Masinė gamyba, ne masinė gamyba, jau tas vat labai yra kainoje labai. Svarbu. Kur tau rankom viską pagamins, o kur jau yra pagaminta ir tarkim pigesniem biški medžiagom, atrodo viskas gerai, bet mes tą kokybę irgi tikrinam, tą ir pigesnį. Taip, reikia. Tai kokybės kaip ir... Tai va, kol vėl nepamiršau. Tai ką aš norėjau pasakyti, kad kada yra profesionalai, ne, ir mes daug labai žinom tų sprendimų, ir jūs žinot, ne, vieni sprendimai yra labai prabangus ir brangus, kiti sprendimai yra pigesni. Esmė taip, galima viską daryti aukščiausiam lygiai ir viskas, kiekvienas kampas, kiekviena detalė bus sudėtingiausia, įgyvendinama, iš brangiausių medžiagų ir taip toliau. Galima viską pigiausiai, bet mes šito nemokam. Arba galima eiti per tą centriuką. Arba mes renkamės vidutiniško lygio produktus, ne, vidutiniško sudėtingimo sprendimus. Arba mes akcentus, kurie mes žinom, kad bus akcentai, darome prabangiausius, sudėtingiausius, bet kitur mes tiek neinvestuojam. Tai mes, kadangi turim tokį platų sortimentą, mes galim tuos akcentus sudėlioti. Ten, kur reikės, kad tai būtų wow, arba tai bus dažnai naudojamas, arba tai tiesiog bus kažkokia puošmena, tai ten investuojam, kur nereikia, mes galim užpildyti. Arba ten klientui jautriausia ta vieta, ten tos kėdės. Kiekvienas turi savo tokios. Arba jisai, bet ant sofos, sako, mes net nesėdėsim, nenorim investuoti. Arba atvirkščiai, mums sofa turi būti tokia, kad trinsim su visa šeima ir gyvūnais ir atlaikytų, ir audinys turi, bet kėdės mums nesvarbu. Tai tu ir laviruoji tuos visus, visą laiką išsiaiškini ir tą biudžetus, ir tos norus, kaip ir minėjau, kiekvienam daiktui gali 20 klausimų užduoti, kol prieiti prie jo. Prisimenu dabar, bet kur sakyt, jums 3 kėdės tinka, tik šitos, viskas. Tokį pavyzdį, kad mes pusbroliui savo padėjau įsirengti jo namus ir, žodžiu, darėmės tokį triuką, kad irgi čia, tarp kitko, geras yra triukas, kadangi interjero salonai, kaip žinia, ne, mes tų prekių prisivežam ir ne visos ten paėjo ir ekspozicijos seilas visą laiką vyksta. Visą laiką yra, ką norim atsikratyti. Klientai klausia, kodėl va šitas taip pigiau, nes norim atsikratyti. Tai jis išviesi, viskas gerai. Jisai kažkur labai tiks, žodžiu, tai jisai pas mane išsirinko tos iš noriu atsikratyti šviestuvus. Bet jie buvo unikalūs. Jie ir dėl to gal ir nepaėjo, nes jie buvo labai specifiniai. Tokį turėjo biškį lofto vaibo. Ir jie prabangus. Bet kadangi steilas dar pusbrolis, tai žodžiu, ten labai gera kaina. Bet jie įspūdingai atrodo. Jis kabino jos vonioj, labai taip simetriškai, žinai, toks akcentas, o per vidurį kabino Ikėjos veidrodį. Bet nieks net neįtartų, kad veidrodis dėl to, kad tie šviestuvai atrodo wow, ir tu negali patikėti, kad šalia. Jis tiesiog tu net nematai to veidrodžio. Tu matai. Tai va tokių va triukų kažkokių, kaip sužaisti kažkur tais painvestavus, tai čia tik tai va reikia pasitikėjimo iš visų pusių, kad suvaldysim. Kūrybos ir dizainerio. Kūrybos ir dizainerio būtinai. Sunku, iš tikrųjų, aš kaip pagalvoju apie dabartinį klientą, kuris neturi jokio ryšio ir aš bandau įsivaizduoti, jeigu jis dar turi prastą konsultantą kažkuriam iš salonų, tai čia yra didelė bėda, nes čia nebe tas laikas, tu renkiesi iš 3, žinot, sofos variantų sąjungai kažkokioj, dabar mes turim 3000 variantų ir yra sunku išsirinkti, tai reikia turėti ir gerą dizainerį, ir gerą konsultantą, ir reikia nesimėtis. Aš dėl dizainerio pasakysiu, bet žinai, tu tokių gerų klausimų padavė man ir Šarūniai, kad mes galėjom papasakoti apie šitą Elegant Home, kaip čia mes viską. Ir aš, žinai, noriu pasidalinti savo tokią patirtim, kada man teko dirbti ir šiaip tenka matyti mums daug vizualizacijų, daug brėžinių, daug planų, kaip bus kas išdėstyta. Ir kadangi mes turim patirties ir galim palyginti, tai mes labai matom tos skirtumus. Ir ką man norisi perduoti ne klientui, kad, pavyzdys, ne, aš matau, ir aš netgi duodu kūrybinę užduotį pradedančiai dizaineriai, galvoju, pas mane atlieka praktiką, galvoju, čia pabandysim. Ir išplanavimą padaryti, ne kažkokio ten buto. Ir tas variantas pateiktas mažiau patyrusio žmogaus, viskas gerai, jis tai kažkada taps patyrusiu, bet dabar jis yra dar nepatyręs. Atgal atkeisti bus nebeįmanoma. Tas butas bus ne tik, kad negyvenamas, tai jisai nuvertės, klientas bus nepatenkintas, gyvens košmariškom sąlygom, jam bus labai nekomfortiška, jis išleis daug pinigų įrengti tą butą, nes, ta prasme, aš supratau, kiek daug lemia ir lemia visiškai pradiniam etape
iš kurio pataisimai jau yra nebeįmanomi. Ne, mes, kada ateinam su baldais ir apstatymu, kada dirbam su galutiniu klientu, tu ateini į kažkokią patalpą, jeigu jinai yra gerai išprojektuota ir įrengta, tai tu gali vienokią sofą, kitokią, trečiokią pastatyti, viskas ten daugiau mažiau veiks. Bet jeigu patalpa yra prastai išprojektuota, apšvietimas yra prastas, prastus apdailos medžiagos parinktos, nėra vientisumo, daugybė dalyko, ne ką interjero dizaineris pasirūpina už klientą, tada atgal tik tai viską išlupti ir perdaryti. Ir tai yra didžiuliai kaštai. Tai vien tik tai, pavyzdžiui, ir su baldu. Duoda brėžinuką ir tu matai, kad prie to stalo neįmanoma sutalpinti kėdžių, nes tos kėdučių matmuo 45 cm. Ir pridėta. Ir tu žmogus taip patiki tuo pigiu dizaineriu, kuris tik pradeda, kaip ir viskas atrodo matosi, ir stalas, ir tas, bet kėdė neatsistums, duris neatsidarys. Labai didelės. Ir tu tokių niuansų jau tu matai ir sakai, ne, klientui, žinokit, jūs gal kažką kito pasižiūrėkit, nes tiesiog netinka tie brėžiniai. Tuos namų darbus reikia klientui tikrai pasidaryti ir aišku, reikia palaikyti tos pradedančius dizainerius, bet klientas tada turi suprasti, kad tą jo nepatyrimą jisai pats padengs. Tai finansiškai padengs ir... Žodžiu, investuoja į jauną kartą. Viskas gerai, šaunuoliai. Aš mielai galiu priimti jauną kartą ir įsimokint. Tai vienas dalykas. Kitas dalykas, mes dažnai diskutuojam apie... Žinot, yra kažkoks biudžetas įrengimui ir tu už tokią pačią sumą gali įrengti blogai ir gali gerai. Ir tau kainuos vienodai, bet tavo būstas, namas, ar nežinau, ar sodyba, ar kažkas, jie turės kardinaliai skirtingas vertes. Ir tas dalykas labai jausis, kai tavo ateis laikas parduot. Gal tu pas pristaikysi, priprasi, bet tavo turtas neturės tokios vertės. Taip. Arba tą tavo planą įrengimą vertins vėliau, arba jis tiesiog bus problema ir žmogus pirdamas iš tavęs ant tą būstą, jisai vertins iškart griuvimo, ardymo darbus ir naujo įrengimo. Todėl tas darbas dizainerių išplanavimo yra gana svarbus ir yra, manau, pagrindas. Taip. Pagrindas. Ir vėliau, aišku, geri partneriai, kas be ko. Taip, ir tas ryšys su partneriais jis ir yra kuriamas, aš sakau, man atrodo labai tie klientai, manau, atsirenka jūs ir mus pagal mūsų asmenybės, pagal mūsų bendravimo būdą, pagal mūsų atsidavimą tam darbui, tiesiog susidaro tas ratas tokių pat žmonių. Bendras. Bet ir šiaip daug lengviau dirbti, su Karolina ten iš karto įmeta per Viberį ką nors, ne, im geriau šitą, arba šitas bus taip. Tu iš karto komunikuoji ir iš karto siūlai dizaineriui iš savo pusės patirties, kas yra geriau. Ir jūs labai priemat tas mūsų iš tikrųjų pasakymus. Ir tai labai, labai gera, labai greitai yra darbo laiko prasme, tai yra labai sutaupama viens kitiem laiko iš tikrųjų. Aš manau, žinai, kai žmonės, ne tik dabar kalbu apie dizainerius interjeros, bet apskritai, kada žmonės vienas į kitą žiūri su, tokiu smalsumu, kad, o ką tu moki, ką tu žinai, tu turi, kažkaip, verslas sėkmingas, auga didelė įmonė, tu tikrai kažką žinai apie interjero kūrimą, papasakok ir lygiai taip pat tu, tai jūs tikrai kažką išmanote apie baldus, papasakok, mes pasidalinam, mes gaunam vertės, mes tą vertę galim paskui su klientu pasidalinti. Tai yra labai svarbu. Super. Labai gražiai užbaigėm pokalbį ir sugalvom susitikti pačią karščiausią metų dieną. Bet labai smagiai pasikalbėjom, labai malonu buvo. Tikrai, fain, gerai. Reiks dar pratęsti kažkada. Reiks su brėžiniu, sakei, ten įdomu. Taip, temų tik daugėja. Su statybininkais. Taip, tai viskas, ačiū jums. Ačiū.